Ušacko žemė, 127,5 hektarus ir galvoju, nu ką dabar daryti, dievuliau, ką daryti su tokia žemė. Ne viską mes susigražinom, dalį negalėjom gražintis bendriem interesams. Anoj pusėje ežero prie Indrajo, kas iš Utenos galbūt yra, gal girdėjot Bajoriškį dvarą kažkada, tai malūną irgi nesusigražinom, bet susigražinau žemę, ką daryti. Pats ambasadorius, diplomatas po pasaulį keliauja, na ir paskui pagalvojau, galbūt paprasčiausiai yra sodinti mišką, sodinti eglutes. Prisidėsi prie visos klimato kaitos ir prie oro gryninimo ir tuo pačiu turėsi kažką, nes nieko gyvenime nėra maloniau džiaugtis po kurio laiko negu savo atžala. Ar tai būtų miškas, ar tai būtų tavo vaikai. Ir tą dariau be jokios ES paramos, be jokių išmokų, be nieko, dar tais metais, prieš 15 metų nieko nebuvo. Kartu su kaimynais nusipirkom eglučių ir dabar nėra nieko maloniausia sugrįžti ir apeiti tos 25 hektarus eglių, kurios dabar jau yra 5-7 metrų aukščio. Prieš tai dar dovanodavau Utenos rajono mokykloms eglutes kalėdom, dabar jos jau per didelės, nebetelpa į mokyklos šitą salę. Tai toks mano ryšys yra su mišku, su ūkiu, kurį paveldėjau iš savo senelio, tremtinio Adomo Ušacko. Bet esu ne tik todėl, kad jaučiuosi kaip tarp savų, dėl to, kad esu šioks toks miško savininkas irgi, bet todėl, kad manau mes išpažįstam bendrą viziją, kuri remiasi privačios iniciatyvos privačios nusavybės asmens iniciatyvos ir laisvių pagarba ir tos vizijos, pagal kurią mano supratimu, ir tai yra svarbu, atliekant bet kokį darbą, ar valstybės pareigūno, ar verslininko, ar bankininko, ar kitokią, suprasti iš tikrųjų, kas tai yra valstybė, kas yra asmuo. Mano asmeninė nuomonė, kuo aš vadovaujuosi savo darbą, savo gyvenimu, yra tai, kad aukščiausiasis ne kažkas kitas, ne valstybė, bet aukščiausiasis yra apdovanojęs mus visus su neatsiejamomis laisvėmis. Laisvė gyvenimą, laisvė nusavybė, laisvę ir laimės siekimą. O valstybės pareiga yra užtikrinti tų nusavybių laikymąsi. Aišku, tai yra tam tikras socialinis kontraktas tarp kiekvieno iš mūsų ir valstybės, jog mes laikomės įstatymų, jog mes, kiekvienas pilietis, mokam mokesčius ir esam pasiruošę ginti savo valstybę nuo išorinių ir kitokių priešų. Tačiau valstybės pareiga vėlgi yra užtikrinti teisę į nusavybę, kur vėlgi yra impulsas visuomenės pažangai. Ką tik nusileidau iš Maskvos, kur geriausiai matosi, kaip pasaulis keičiasi. Ta kelionė mano nuo 96 metų, kaip tapau ūkininku per Ameriką, Londoną, Afganistaną, Maskvą, Lietuvą, tik dar tik primena, kad gyvenam tarpusavį labai susijusiam, sudėtingam, bet tuo pačiu ir ginčiamam pasauliu. Reikia pasidžiaugti, kad per tuos 26 metus mes atsikėm labai daug. Galim didžiuotis, kad esam ES nariai, tai yra didžiausios 16,5 trilijonų dolerių BVP pasaulio ekonomikos dalis esam NATO nariai, nedaug dėvėje, jeigu nebūtume, kas būtų dabar šiomis geopolitinėmis sąlygomis. Bet išliekame kaimynai su Rusija, todėl ir Rusijos faktorius jisai yra ir išliks Lietuvos vidaus ir užsienio politikos metmenyse. O Rusija vėlgi yra nenuspėjama, sudėtinga valstybė, bet tai yra didelė rinka, 143 milijonų vartotojų rinka, dėl kurios varžosi ir bando konkuruoti įvairių valstybių verslininkai, tame tarpe turbūt ir miškininkai. Esame labiau susieto pasaulio dalis, kurį geriausiai apibūdina mobilumo fenomenas, tai yra ir technologijų prasme, investicijų ir galimybė laisvai keliauti, laisvai prekiauti, kapitalo judėjimo, bet aišku, mobilumas išmeta ir savus iššūkius ir pavojus, kas akivaizdu, dabar matome su galbūt ne visiškai kontroliuojamomis ES sienomis, kai prasiskverbia ne tik žmonės pabėgėliai, kurie ieško vietos, kur išgyventi, bet yra ir nedorų žmonių, kurie stengiasi
pakliūti į kitas šalis ir mesti iššūkį teroristiniais aktais ir kitais dalykais. Mes esame pasaulyje, kuris yra ginčiamas. Tvarka yra ginčiama. Ir ginčiama, kvestionuojama, ginčiama iš išorės, bet ir kvestionuojama šiek tiek iš vidaus. Ir aišku, čia reikalingi atsakymai į juos. O kokie tai pavyzdžiai yra to ginčio? Tai pirmas, ką parodė Rusijos veiksmai prieš 2 metus, kai buvom sukrėsti, jo kaimyninės šalies teritorinis vientisumas buvo pažeistas, nelegalia aneksija Kryme, kai Rusija ėmėsi destabilizacijos veiksmų rytų Ukrainoje, ir tai be abejonės pakirto pirmiausia pasitikėjimą tarp vadovų, lyderių, politikų, tai pakirto ir Europos saugumo sistemos architektūrą, kaip mes ją vadinam diplomatai. Ir be abejonės tai turės ilgalaikį poveikį. Antra vertus, ne tik Rusija, bet ir taip vadinamos nevalstybinės grupuotės, teroristinės organizacijos kaip Islamo valstybė, Daešas, Al-Qaeda, Boko Haram, skleidžia ekstremizmą, radikalizmą, vėlgi dėl mums galbūt ne visiškai gerai suprantamų priežasčių, bet viena iš priežasčių svarbiausia tai yra skirtingas islamo traktavimas tarp šiitų ir sunitų, dviejų islamo religijos interpretavimo srovių, kurie pasireiškia ypatingai Irano ir Saudo Arabijos įtakos susikirtimu, ir tie saugumo tos grėsmės, kurios akivaizdžiausiai matosi Sirijoje, bet ne tik Sirijoje, jos prasiskverbia per sienas ir tampa grėsmė pavojų ir mums. Antra vertus, ta įsigaliojusi tvarka po Antro pasaulinio karo, kur dominavo Jungtinės Amerikos valstijos, Europos Sąjunga, yra kvestionuojama ir iš vidaus. Ką mes matom, tai vidinė tvarka, ekonomikos, socialinė sandara, ką mes matom per Donaldo Trumpo rinkiminę kampaniją, jo populiarumą, kuris ganėtinai populiariai bando kvestionuoti nusistovėjusią, kritikuoti Vašingtono establishmentą. Ką mes matom taipogi ir per Nyderlandų referendumą, ir be abejonės per ypatingai svarbius visiems mums, nors atrodo Britanija yra toli, bet ir per referendumo debatus Didžioji Britanijoje dėl galimo Britanijos įstojimo iš Europos Sąjungos, kas mano nuomonė būtų iš tikrųjų politinis ir ekonominis košmaras ne tik Britams, bet visų pirma visai Europos Sąjungos ekonominiai ir politiniai sąjungai. Tai ką daryti? Ką daryti, tas klausimas garsus, tai pirmas, reikia mąstyti globaliai, bet veikti kaip ir miškininkai, miško savininkai lokaliai. Svarbiausia daryti tai, kad Lietuvoje pas mus, kad mes turėtume stiprų imunitetą nuo išorinės propagandos, kad būtų sudarytos geriausios sąlygos gerbent privačią nuosavybę, plėtoti verslą, investicijas, pritraukti ne tik finansinį kapitalą, bet ir žmogiškuosius resursus Lietuvai, kurti geriausią švietimo sveikatos apsaugos sistemą ir aišku puoselėti atsakingą ir atjaučiančią visuomenę. Miško savininkai, jūs geriau žinot negu aš apie savo vaidmenį ir savo interesus, bet akivaizdu, kad visų pirma miškai, Lietuvos miškai, Lietuvos girios yra neatsiejama mūsų šalies kultūros, ekonomikos ir socialinės plėtros ir kaimo plėtros dalis. Tai jo svarba mūsų valstybė ir aišku, mūsų valstybė yra dalis Europos Sąjungos. Ir kiekvienas iš savininkų ir nuo jo veiklos ir nuo asociacijos aplamai priklauso tai, kaip sukursime tą dalį mūsų Lietuvos, tiek mūsų šalies, tiek Europos Sąjungos lygių. Aš žinau, kad tarptautinės institucijos nekartą yra gyrusios Lietuvą už miškų puoselėjimą ir tie laurai be abejonės priskiriami jums, bet ir visai Lietuvai, tai kad darbo tame tarpe ir reiškiant savo interesus ir minant valstybės institucijų slenksčius. Pagarba miško savininko nuosavybei, pats žinau savo patirties, kad prieš 20 metų, kai atkūrėm ūkį, buvau įsteigęs medžioklės ūkį, bet staiga įstatymas pasikeitus teko jį naikinti, nors buvo ganėtinai sėkmingas ir pelningas, važiuodavo medžioti ir iš Vilniaus, ir iš kitur, bet įvedus tą 1000 hektaro ribą, net su
tuometiniu premjeru Brazausku teko ginčytis privačiai, kvestionuoti, kaip tai gali man apriboti mano privačias laisvės ir teisės. Žinot, buvo tokių dalykų, nežinau kaip jums, kaip paskiau, kai pakeitė įstatymą, kai einu su vaikais per mano pasodintą gyrę, be jokios žinios, be jokių leidimų, šulai iš Utenos atvažiuoja su šunimis, su šautuvais, eina per teritoriją, net nesiklausdami, net neinformuodami. Kas tai yra? Ar nepasityčiamas iš privačios nusavybės? Tai turbūt ir jūs turit panašių pavyzdžių, kai paminamos yra principinės ne tik tai teisės, bet ir elementariai pagarba į žmogaus privatumą, į žmogaus privačią nuosavybę. Todėl be abejonės asociacijos veikla, mano supratimu, aš jau parašiau irgi parašką įstoti, jeigu priimsit, tai yra ginti šias principinės nuostatas, kurios ne tik gintų, tarkim, miško savininkų teisės interesus, bet taipogi prisidėtų prie darnios Lietuvos raidos. Turint omeny, kad miškai užima trečdalį Lietuvos teritorijos. Ir aišku, mediena, suvokiant, kad tai yra viena iš pagrindinių bioenergetikos atsinaujinančių energijos šaltinių, išmintingas jos naudojimas, be abejonės leistų Lietuvos valstybei iš esmės tausoti resursus, o miško savininkams ir miškininkams tai būtų didelė paskata tobulėti, dirbti, investuoti į modernes technologijas miško pramonėje. Ir tai dar vienas sritis, kur miško savininkai ir miškininkai yra ypatingai svarbus veikėjai. Na ir užbaigsiu savo pasisakymą, tai ką minėjo daktaras Algis Gaižutis. Iš tikrųjų, turim didžiuotis, kad esame nepriklausomos valstybės, laisvos valstybės piliečiai, bet laisvė tiek išorinė prasme, tiek vidinė prasme nėra garantuota, ką paliudė ir mūsų istorija. Ir svarbu realizuoti savo teises, teisėtai, ginti savo interesus, suvokiant, kad nuo tos privačios nusavybės iniciatyvos pagarbos, jos raiškos priklauso kiekvieno iš mūsų ir bendrai Lietuvos gerovė. Ačiū labai už galimybę apsilankyti jūsų asamblėjoje ir pasidalinti keliomis kukliomis kuklaus miško savininko mintimis. Taip labai ir sėkmės jūsų sveikinu. Nenoriu jūsų padaist, tai keletas dalykų. Apie miško savininkų skaičių, tai šiai dienai skaičiuojama 250 tūkstančių šeimos nariais. Jeigu žmogus turi ir šeimą, tai apie 800 tūkstančių Lietuvos piliečių savo šeimose turi miško, kaip ir jūs, kaip ir aš. Ganėtinai didelės būrys žmonių, kurių dalis aktyviai dalyvauja, o dalis, aišku, mažiau aktyvus, nes miškas smulkus, fragmentiškai ateinantis. Tai klausykit, aš dabar noriu atsiklausti, ar mes turėsim vienu asociacijos nariu daugiau ar mažiau, nes pareiškimą turim. Na, šiaip žmogus, matyt, pristatinė daug nereikia, o kad dar darbais įrodęs, kad mišką moka tiek pasodinti, tiek puoselėt prižiūrėdamas, irgi faktas. Pritartumėt?